Tiesiogiai iš aktyviausio jaunimo sostinės Klaipėdos mes ir vėl esame studijoje tiesioginėme eteryje ir pas mus šį vakarą svečiuojasi grupė iš Klaipėdos ir jo solistė, ko tu vardu? Saulė Bogužaitė. Saulė Bogužaitė. Saulė, taigi pristatyk ir iš pradžių su kokiais žmonėm tu atėjai, nes pas mus studijoje iš tikrųjų yra begalė instrumentų ir begalė technikos, tikimės, kad čia bus kažkas tokio ypatingo. Tai kad nėra čia tos technikos daug, tai gitaristas Lukas Baltiejus, bosistas Tadas Vaišvila ir būgnininkas, kuris šiandien gros su perkusija, Edgaras Žaltauskas. Kaip to pačia jūros šventė? Ar teko dalyvauti jos renginiuose ir kokį įspūdį paliko? Iš tiesų nelabai dalyvavau to jūros šventė, tik tai per savo koncertą. Ir paliko ganėtinai gerą įspūdį, nes žmonių buvo tikrai daug susidomėjusių. Buvo tikrai daug jaunimo, daug įvairios veiklos jiems. Buvo įvairiausių koncertų. Nebuvau nusivylus iš tikrųjų šiais metais. Ar svajojai kada nors ateityje sudalyvauti arba padainuoti baigiamajame jūros šventės koncerte? Nesvajojau, bet iš tikrųjų būtų puiku, jeigu pakviesiu, tikrai sutikčiau. Kiek laiko jau pati dainuoji ir užsiemi muziką? Dainuoju, nežinau, kelis metus, iš tikrųjų dainuoju nuo gimimo, bet rimčiau pradėjau užsiminėti gal prieš 2 metus. Ar siejai savo ateitį su muzika ir meniniais dalykais? Na taip, iš tikrųjų. Ir ką šį vakarą jūs mums padainuosite, pagrosite ir parodysite nuostabaus? Atliksim britų atlikėjos Ellie Goulding dainą Lights. Has been overthrown, and I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat, and I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that stop me turn to stone and shining when I'm alone, and so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they come, 'cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights that stop me turn to stone. They're shining.